sako, duok dar 3 pakuotės, duok dar 5, sako, pas mane ten susitvarkė, sako, negaliu patikėti iki šiol, kad čia veikia, kodėl aš jūs prieš 15 metų nusiradau, nes išleista gydymui tūkstančiai, kiek ten važiuota ir į užsienius ir taip toliau, o čia su jūsų šitų, tai svarbu, kad tik tai būtų, kad tik tai nedingtų, daug žmonių pergyvena ir taip pat apie dar pamiršau paminėti apie LNG kapsulės, taip pat su jom daug labai žmonių kankinasi neaiškios kilmės migreninės skausmais, tai taip pat meldžiasi ant šitų kapsulių, sako, mes su jom tiesiog gyvenam dabar, nelipam sienomis, nes kada šiaip skauda galvą, yra nemalonu. Kada žmonės pasakoja, kada užeina migrena, tai čia kaip kartu, kaip sakant, tokias emocijos, kad tu negali tiesiog nieko, nekontroliuojamas yra, kaip tave patektum į pragarą, jau žemė, nieko negali, tik tai stiprus nuskausminamieji ir tam tikri. Ir žmonės sako, kada mes sutvarkėm šitos dalykus, mes pradžioje nepatikėjom, pradžioje silpnėjo simptomai, po to visai dingo, tai turiu keletą klientų, kur paskutiniu metu viena atvažiavo, kai buvo akcija, virš 20 pakuočių iš karto. Paėmė, sako, svarbu, kad būtų tos kapsulės. Ir šiaip profilaktiškai aš naudoju gerai savijautai psichinį, nes stresai neaplenkia nieko. Panervuoja ir televizorius, kažkur kažkas atsitiko, mesgi kaip kempinė norim viską sužinoti, smulkmenose kažkas ten, ką kalbėti apie tolimus dalykus. Jeigu paliečia artimi, tai dar mes labiau širdį imam. Tai čia yra streso kontroliai, pagerėja taip pat kraujotaka smegenų srityje. Tai ypatingai tiem žmonėm, kur sutrikusi yra kaklo srityje kraujotaka, tada smegenys blogiau aprūpinamos deguonim, visom medžiagom, žmogus vangesnis tampa, tiesiog visada prie miego, prie gult, taip pat gali būti, kad spaudimas yra žemesnis, tai tokiem žmonėm, man kaip įjungia tolimas šviesas. Automobilis pradėjo normaliai žiūrėti pasaulį, ne tik tai migloj kažkokio, tai plius, ką galiu taip pat pasakyti, kad gerėja atmintis. Aš dėl to, kad tiesiog profesionaliai žaidžiu protmūšius jau apie 10 metų, mes esam su komanda 3 kartus Lietuvos kur kada čempionai, tai žinau, kad aš vartoju šitas kapsulės, aš greičiau įminu informaciją ir greičiau ją atgaminu. Mano procesorius veikia daug geriau, tai tiem žmonėm, kur nori atitolinti senatvinės problemas, taip pat labai rekomenduotina. Aišku, terapinį poveikis prie insultų prevencija ir gydymas yra nuostabus dalykas, kada gresia, kada matai, kad žmogus tiesiog linkęs. O visi mes realiai linkę į šitus dalykus, nes nieks nežino, kas ten, kas yra gerai, jeigu tikrintis bent kartą į metus profilaktiškai savo organizmą. Mes automobilį tikrinam kas porą metų, nes tai yra privaloma. Jeigu nebūtų privaloma, turbūt taip pat numotumėm, jeigu užsidegs lemputė, tada užsidegs. O save taip pat prižiūrėti ir bent kartą į metus padaryti patikrinimą savo organizmo. Labai rekomenduočiau bent žinot, kas kur kaip. Ir taip pat šitos kapsulės kartu su eliksyrais turi labai stiprų poveikį prieš vėžinį. Įeina į sudėtinį gydymą tokių rimtų negalavimų. Ir turi prieš uždegiminį labai stiprų poveikį.
Tai apie maisto papildus gal viską paminėjau. Dabar atsirado dar naujas Rinchen Multipower, toks dalykas, nežinau ar girdėjot ar ne, dar neragavot, čia yra kolagenas ir sąnariams ypatingai gerai veikia visą mūsų ir vidinę, ir išorinę sistemas. Taip pat aktyvina endokrininę sistemą, turi kosmetinį poveikį, stiprina imunitetą ir ypatingai gerai veikia sąnarius, elastingumas pagerėja visų kremzlių ir taip toliau. Taip pat kartu su Sanbao prie sąnarių problemų jis labai rekomenduotinas. Čia yra pakuoti 20 tokių miltelių pakuočių, tiesiog sumaišyti su vandeniu ir išgerti. Ir šitos kapsulės Jaunystė Plus, mes tai jau turim, tai neturim, dabar vėl gavom partiją, nes Jaunystė Plus viską pasako apie jas, nes tai yra sudėtingi mechanizmai, peptidai, kur skatina kamieninės ląsteles ir skatina tokį kaip ir evakuaciją tų atgyvenusių ląstelių ir, galima sakyti, po trupučiuką mes vis tiek senstam, bet ne tokiais greitais tempais, kada, kaip sakant, tas traukinys jau be stabdžių varo į paskutinę stotelę. Tai šitos kapsulės, sako, kalbam apie atjaunėjimą net 10 metų, pavartojus tam kokios dvi tokias pakuotės po 3 buteliukus. Yra visokeriopas poveikis organizmui ir gerina miegą, mažina nuovargį ir stiprina tiesiog energetiškai, didina atsparumą, imuninę sistemą. Tik tai kitų principų nei eliksirai. Jisai atgaivina atgyvenusias ląsteles, ar jisai sukuria? Ne, jau atgyvenusias ląstelės dėja, mes prikelt iš numirėlių dar neatradom. Nes atgyvenusios ląstelės, jos turi evakuotis, pasišalinti iš organizmo, bet daug labai ląstelių lieka ir užima savo, kaip sakant, tą vietą, o kamieninės ląstelės yra gaminamos ir kam gaminti jas, jeigu ten yra kaip ir viskas. Nes viskas užimta, tai tiesiog padeda išeiti iš organizmo, evakuotis tom pasenusiom ląstelėm, nes mūsų organizme, neatsimenu kiek, bet ten trilijonai ląstelių, kiekvieną sekundę žūsta ten milijardai ląstelių ir turi atsigaminti iš kažko, iš to mes išgeriam, suvalgom ir taip toliau. Tai yra viena iš kokybiškiausių statybinių medžiagų mūsų organizmą, kur skatina kokybiškesnį mūsų kūno sandarą. Tai jeigu taip labai trumpai, yra atskiri ten filmukai apie tas jaunystės kapsulės, galite YouTube tiesiog įvest. Ten yra, taip pat yra atskirai apie peptidus filmukas. Tai yra peptidai kaip gyvybės pagrindas, tai tam tikri baltymai, bet ne ilgieji, o trumpieji baltymai ir iš jų ten apie juos daug labai informacijos. Taip pat yra kosmetika nauja, čia atidaryta yra pakuotė, yra su kremais kosmetika, losjonas, ten valymo visa, yra taip pat tokia jau profesionali kosmetika, jau kada daro procedūras rimtas klinikose, tai šitą kosmetiką, galima sakyti, tu gali turėti grožio saloną savo namuose. Nebūtinai labai brangiam procedūrom išleis daug pinigų, nes nors ji nėra pigi, bet būna dažnai akcijos, kada tu už vienos kainą gali įsigyti 2. Tai nesenai buvo tokia akcija ir manau, kad greitu metu taip pat tiesiog reikia išbandyti.
jeigu jaučiat, kad ta kosmetika, kur naudojatės, reiktų, šiaip viską reiktų kaitalioti. Netgi idealų dalyką, prie visko yra priprantam organizmas. Tai išbandyti tikrai patarčiau, nes yra labai gera priemonė grožiui. Princesės perlai, tai čia, kada jų nėra, ir nebuvo kurį laiką, mes turėjom, kiti sandėliai neturėjo beveik metus paskutinius, ačiū Dievui pakako, tai tiesiog skambiname kiekvieną dieną, nes uždegiminiai procesai, kandidozės, tam ginekologinės problemos kamuoja ne kas trečią, ne kas antrą, vos ne kas pirmą moterį šiuo metu. Ir būtent sutvarkyti, atsikratyti ilgam laikui uždegimų įvairių ir atgaivinti ginekologinę sistemą, tikrai patarčiau išbandyti šitas žvakutes fito, nes yra kartais darėm anksčiau, gal dabar atgaivinsim tokie būna moters dienos, kur labiau merginos papasakoja moteris apie įklotus, tas žvakutės ir kitas priemonės, palyginant su kitom priemonėm, kur yra naudojama. Tai tiesiog yra nuostabus dalykas, ne tik tai atgaivina ginekologinę sistemą, bet ir taip pat skatina geresnį odos būklę, nes viskas taip pat pagerėja, kada susitvarko šitos sistemos. Ir kiekvienas šiandien padovanosiu gal Aušrą išdalink arba šitas kaukytes. Jeigu dar nebandėt, tai čia augaliniu pagrindu drėkinamos kaukės. Kas galbūt teko išbandyti, gal galite papasakoti apie pojūčius. Pakankamai kokybiškos, geros drėkinančios kaukės. Jeigu žmogus problemų neturi, tai ačiū Dievui, jeigu turi, tai tikrai atgaivint savo veidą ir gerai atrodyt, tikrai reguliariai naudot patarčiau. Alijošiaus gėlės, tai taip pat kasdienybėje naudojamas tas nuostabus gėlės, kada atrodo tokia maža tutelė, bet man jos užtenka vos ne visiems metam kartais, nes ten trupučiukų tik tai reikia užtekti. Bet koks ten įsipjovimas, paraudimas, ar spogelis, ar nudegimas, ar problema išorinė, ar tas pats koks gerpis, ar čia visų, kaip sakant, galų šitas alijošius tinkamas, plus nesukelia alerginių reakcijų, netgi tiem žmonėm, kur yra alergiški alijošiai, nes čia ypač išvalytas yra aloe ir naudojamas pačio tokio veiksmingiausio kiurasao alavijų rūšis sultis. Ir gal tada dar papasakosiu apie šitus dalykus, kas čia guli. Ir mes ant jų gulim. Kartais tą patalynę naudoju aš jau gal, kai atsirado, nežinau, gal 10 metų. Anksčiau buvo kitokia, dabar dar įdomesnės tokios prabangios spalvos. Galima pradaryti, pačiupinėti, pažiūrėti, kad taip maždaug atrodo. Ir ką aš noriu pasakyti, mes praleidžiam bemiegodami trečdalį savo gyvenimą. Ir labai svarbu ne tik tai ant ko mes miegam, bet ir kaip tą visą, kuom užsiklojam, kur kaip galva padėta, taip pat yra čiužinys, ant kurio taip pat miegu jau
tikrus 5 metus. 15 sluoksnių, ten kiekvienas sluoksnis atitinka tam tikrus dalykus ir vienas ten praleidžia orą, yra magnetai, kur gerina mūsų lauką, pat yra ten 3D audinys, kur paskirsto mūsų svorį tolygiai, nes mus slegia nežinau kiek ten tonų oro stulpus kiekvieną, kada mes gulim, ten kur sunkiau, pasvirus pečiai, pas moteris klubai, tai labiau, kaip sakant, žmogus mažiau išsimiega, jeigu yra netolygus svoris, o patalynė ji skatina kraujotaką, mikrocirkuliaciją. Ir jie impregnuota turmalinu. Ir turmalinas nuo senovės Kinijos medicinoje naudojamas kaip tiesiog stebuklingas ingredientas, stebuklingas akmuo, kur spinduliuoja būtent tos vibracijas atitinkančius mūsų kūnui. Ir savo pajūčius, ką aš galiu pasakyti, tu tiesiog geriau įsimiegi, tau pagilėja miegas, nes visi ypatingai elektros impulsai nuo visų televizorių, mobiliųjų telefonų, laikrodžių, nemechaninių, jeigu mes dar miegam su laikrodžiu, tai neseniai mačiau tokį įrašą, pridėdavo prie tam tikro prietaiso kokie Apple laikrodukai, tai ten fonas yra. Tai bent nuimkit nakčiai tos gadžetus nuo savęs, tiesiog patarčiau, nes jie atsirado prieš netiek daug metų ir jų poveikis ne visada yra, dėl informacijos yra nuostabu, mes viską greitai apdorojam, ten viską matuojam, koks spaudimas, kas ir kaip, bet nešiot prie kūno, ir taip dabar čia kiek visokių bangų dabar, kiek Wi-Fi mes pažiūrim šiuo metu yra, tai įsivaizduojat, kiek mus dabar perveria mūsų organizmą įvairiausių bangų, kur anksčiau to nebūdavo. Ir šitą būtent patalynę ir čiužinys ir pagalbė, galima sakyti, čia yra miego ekosistema visa, kur tu bent miegodamas pailsi nuo šito visko ir neutralizuoji šitus dalykus. Klausimas. O skalbiant tą patalynę, tas turmalinas nenusiplauna? Trupučiuką išsiplauna, dėl to reikia skalbt geriausiai ten, ko žemesnė temperatūra, plus šito patalynę nereikia labai dažnai skalbti, jį savaime išsivalanti, jį nesmirda, netgi ilgai naudojant. Tiesiog iš praktinių tokių dalykų pasakyčiau, ir šiaip gan patogiai ir praktiška, labai didelė, galima sakyti, ne tik tai, kad dvigulė, bet, nepasakyčiau trigulė, bet ten tikrai 2 užsiklot, pakanka ant dvigulės lovos. Ir taip pat būna akcijos, kada galima gauti daug pigesnę kainą arba dovanų, tos pagalbės ar patalynės. Pagalbė dabar vyko akcija, tai taip pat ergonomiška yra, iš natūralaus latekso, čia yra elastinga ir visiškai natūrali ir cirkuliuoja oras. Jeigu kas nori pačiupinėti, galit pažiūrėti, kaip atrodo. Čia specialiai pečių. Ir kažkiek masažuoja. Tie tokie išlinkimai yra, tai kažkiek tai pamasažuoja, kai mes vis tiek vartomės. Nemėgam taip, kaip atsigūdam. Kažkiek tą sritį kaklo yra savaime masažas. Tai savo monologą galbūt baigiau, gal trupučiuką apie kažką nespėjau pakalbėti, bet noriu labai atsakyčiau jūsų klausimus, jeigu jį turit, nes planavau apie valandą kalbėti, kad
Ar vaikams galima gerti lindžių kapsulės? Geras klausimas. Yra pas mane straipsnis ten vaikų dozavimą ir ten paminėta, kokiam dozėm vaikučiai. Yra puslapyje, gali pažiūrėti. Jo, galima. Tai ten dozavimai yra nuo amžiaus. Tiesiog tą kapsulę galima išdalinti keletą dalių ir ten pagraduojant galima su maistu sumaišyti. Visos kapsulės gal vaiko nereikia, tik žiūrint koks vaikas, koks amžius, koks svoris. Taip pat, nes kartais mama klausia mano vaikeliui, ten 13 metų ar galima, sakau, 1,80–90 kg. Ja, čia jau suaugusio dozės yra, tai va, čia taip pat priklauso nuo vaikas nuo subrendimo, nes dabar pakankamai greitis. Jeigu iškildina kraujotaka kakle ir smegenyse šitas lindžių kapsulės, ar gali kažkaip tai neigiamai paveikti vaikai? Neišjudino, o sutvarko kraujotaką, sureguliuoja. Tai jeigu yra vaikai, kas yra, jie labai dabar stresuoja, kaip ir mes stresavom, taip ir skirtingos mokyklos, skirtingi ten bendravimai yra, vieni labai draugiškai sutarė, kiti ten pastoviai neigiamą paveikį, ar ten mokytojų, ar ten su kokiam emocijom reikia žiūrėti, vaikas eina į mokyklą. Vieni labai nori varo, kiti ten sako nenori, pastovi skandalai ir taip toliau. Jeigu jaučiamas stresas, tai aš sakiau, čia vienas iš geriausių dalykų stresui sumažinti, sureguliuoti šitus dalykus, plus tikrai smegenys turi gauti pakankamai tų reikalingų medžiagų, o reikalingos medžiagos ir deguonis ateina su krauju. Jeigu yra mes, kaklo sritį savo suspaudžiam, mes greitai palpsim, nes negausim ir ten oro ir visą kitą. Taip ir čia reikia žiūrėti, kas kaip ir individualiai parinkti dozavimus, kaip ir pačiam. Nes kai kada žmogui pusė kapsuliutės veikia geriau nei 2 lindžiai. Tai čia, kom skiriasi kinų medicina nuo mūsų tradicinės, nes dozavimus labai individualiai turi, galima sakyti, mes rekomenduotinus dozavimus sakom, o žmogus turi arba diagnostiką kažkokią padaryti, arba prisiklausyti savo organizmą, kaip tu geriau jautiesi šiuo metu. Ir tai nereiškia, kad už 2–3 mėnesių tau galios tokie patys dozavimai. Nes mes keičiasi viskas šiame gyvenime, tai taip pat šiuo metu yra labai gerai toks dozavimas, o po to galbūt reikia padaryti pertraukėlę ar dar kažką. Bendraukite su savo kūnu, rūpinkitės juo, jis, kaip sakant, vis mūsų kaip mūsų amfora, kuria yra mūsų siela. Tai jeigu mes nesirūpinsim savo kūnu, tai mes turim prisižiūrėti, nes už mus tai nieks nepadarys. Kaip ir minėjau, profilaktika ir teisingas naudojimas veikliųjų medžiagų, kur atgaivina mūsų kūną, skatina jį, duoda medžiagų teisingai sandarą statybai, aprūpina visom reikalingom medžiagom, deguonim ir taip toliau. Tai mūsų kūnas pasakys mums ačiū ir taip pat mes džiaugsimės labiau gyvenimu ir mūsų artimieji džiaugsis mumis, kada mes būsim darbingi, sveiki, besišypsantis, gražus, ilgus metus. Nes mes, dėja, visi stenstam, tai yra natūralus procesas, bet turim būti produktų savo produktą. Kitą metą sukaks 50 metų, tai, sakė, tu meluoji, parodyk pasą.
Nu, aš sakau, taip, aš ilgą laiką esu vegetaras, aš turiu papildyti save tam tikrom medžiagom ir turiu pasirūpinti savim, nes žinau, niekas nepasirūpins manim. Ir ne tik tai valgyti tam kokybišką maistą ir taip toliau. Dėja, iš maisto mes ne viską dabar gaunam, ką gaudavo mūsų protėviai, daug labai perdirbto maisto ant mūsų stalo patenka, daug ten visokių riebalų nereikalingų ir taip toliau. Tai čia jau kitas klausimas. O šitie preparatai, jie padeda labai kokybiškai gyventi ir taip pat labai pradėjau nuo to, kad pasirūpinau už sveikatą savo šeimos vaikų ir iš to įsirutuliavo toks kaip ir sniego gniūžtės, mažytis didelis verslas. Kompanija duoda labai geras galimybės ir turėti geras pajamas iš šitos veiklos. Nebūtinai reikia tam platinti kažkam kažko kišti, mes niekam nekišam, bet žmonės daugumoje atveju šiuo metu ieško sprendimų. Ir jeigu tu sakai, kad tai yra patikrinti dalykai, pasidomėk, nusiunti informaciją, pažiūrėk kokį ten YouTube ar dar kažką, pakvietė į paskaitą, tai galbūt atsiras pas tave vienas kitas klientas ir bent tau produkcija atpigs. Nes tie žmonės ją vartos, tu gausi per marketingą tam tikrus balus, atlygių, ar tau nemokamos produkcijos sugeneruos, taip pat per akcijas mes galim nupirkti per akcijas, žmonės iš mūsų gali po to nupirkti klientą, tai yra pinigai jau bent sugrįž ir tau šitą produkciją nieko nekainuos. Tai po trupučiuką, jeigu norit plačiau sužinoti, tai galite kreiptis į mane, Aušrą ar Dmitrijų, visada patarsim, ką geriau išnaudoti kokį, nes šeštadienės dažniausiai skelbiamos yra akcijos, aš ten grupiai išverčiu į lietuvišką kalbą normalią, dažniausiai transformuoju, bet nebijokit paskambinti ir paklausti, kaip ten, ar apsimoka, ar neapsimoka, gal palaukti, gal dar kažko, nes, būna, mes taip pat žinom, kas maždaug nusimato, į ateitį trupučiuką dar nematom ten dieną, bet įsivaizduojam, kad jeigu ilgesnį laiką nebuvo kažkokios akcijos, tai jau grėsia, kad greitų metu galbūt palauk, neužsakinėk, ten bus gal geresnė akcija ir tada turėsi daugiau naudos. Tai ką, ačiū labai už dėmesį. Aš dar galiu paklausti, šitą nėščiai ar galima vartoti? Ką būtent? Nėščiai. Kokią produkciją? Svarbiausia, peršalimų įvairiausių. Jo. Temperatūra. Savo. Vartot galima, bet visada sakau, ką paskiria gydytojas, reikia, kaip sakant, paraleliai vartot, nes mes atsisakyti, ką gydytojas paskyrė, negalim tiesiog rizikuoti gyvybę, ypatingai tokiam, bet savo asmeninę patirties, kada galima tam tikrus negalavimus, peršalimus vien tik tai su eliksirais išgydyti. Tai buvo, kada buvo mano žmona nėščia, ne vieną kartą buvo ir peršalimai, ir uždegimai, tai daugumą problemų sprendėme su eliksirais. Jo. Nes jie, kaip ir minėjau, neturi pašalinį poveikį, turi tik tai dozavimus reikia parinkti ir nebus... Nėščiom visada negalime visą nėštumą vartoti, tik tai ypatingais atvejais. Tokiais peršalimais ir Jo. Profilaktiko nereikia. Geriau. Jeigu jau kažkas, tai tikrai daug geriau nei kokius antibiotikus vartoti. Jeigu jau neišvengiama, tada jau reikia vartoti, bet visada geriausia pasitarti su gydančiu specialistu, nes, kad nepridaryt bėdos, nes tai vis tiek prižiūrėti turi būti sveikatos specialistas, kas liečiant
nėštumus, tai kaip tik yra atskira dar tema, kad labai daug nevaisingų moterų susilaukia vaikučių. Būtent dėka šitos produkcijos ir BEMas, ir eliksyrai kartu, tiesiog ten yra tam tikri procesai, taip pat tai yra gydymas ir ne tik tai moterų, bet ir vyrų. Nes nuo sėklos kokybės taip pat priklauso, ne visada, kaip sakant, gal tos moteris yra 50-50 problemų, netgi dažnai būna didesnės problemos su to pas vyrus ir augina moterį. Tai va, dažniausiai tada kompleksinis būna gydymas visos poros ir tada žiūrima ir netgi atsirado toks terminas, kordicepso vaikai. Tai va, vaikai mūsų ateitis. Tai va, galite asmeniškai dar pabendrauti, prieiti. Tai ačiū labai už dėmesį. Linkiu geros dienos, gero savaitgalio. Ir iki pasimatymo, manau, kad vieną kartą per mėnesį darysim panašias paskaitas. Kitą kartą, jeigu daugiau susirinks, pasirūpinsim daugiau kėdžių. Nes va, visos kėdės buvo panaudotos. Aš noriu paklausti, kad yra knyga.